Sveiki, dar vienas filmukas apie tuos naujus aparatus, kaip jie atrodo kaip debesis ir pabandysiu parodyti kiek įmanoma maksimaliai kontūrus, nors realiai niekas dar to negalėjo pamatyti tiesiog, nes jų pagal jų apskaičiavimus pamatyti neįmanoma. Aš čia naudoju stiprią argonito energiją, jinai ištaško debesis danguje, išdaužo, nors šitie dabar ypatingi yra ir bandoma uždengti saulę. Saulė yra kairėje viršuje juodas taškas ir matote, iš dešinės viršuje juda platforma, nuo jos nugaruoja garai, kaip aš jums pasakau kitose filmuose. Dabar pritrauksiu aš tos platformos apačią ir jūs matysite būtent tą procesą, kada vyksta tas iš visų pusių garų skleidimas. Čia dabar yra pagreitinta 4 kartus. Stebėkite. Čia dabar vyksta tai platformos apačioje. Matote, kaip nueina garai į šonus, išsitaško, uždengia saulę ir tuo pačiu atvėsina temperatūrą. O dabar jis atrodo, būtent taip jis atrodo realybėje. Aš to pristabdau filmą. Tai charakteringa vieta, aš parodysiu dar vieną filmą vėliau, 8.11, atsiminkit pavadinimą. Tai yra panašiai kaip kalakuto forma. Prieki visą laiką tokia ant kaklo, panašiai kaip sraigės galva ir ragai. Tokį šį aparatą dar parodysiu ir nufotografuotą virš Kauno, šiek tiek kitokios formos. Ir odega. Tai parodysiu galbūt vėlesniuose filmuose nuotrauką. Jį pagavau, sakysim, Londone. Ir dar kad atsuksiu kadrą, kad matytumėt. Šiaip matosi toksai, faktiškai kaip švinas spindesys, patys kraštai ir tarsi dideliame rūke metalinis pilkas, tamsiai pilkas švininis daiktas. Kada užstoja saulė, jeigu būtų debesis, jis tiesiog būtų baltas. O šitie, jie visiškai patamsėja ir pasidaro juodi. Naudojami jie buvo tam, kad uždengti saulę toje vietoje, kur kita technika, kitos senesnės technologijos neveikia. Aš dabar jungiu atgalinį kadrą, matot, puikiai matosi ir pati forma jo. Dabar atsuku atgal, aš paverčiau kamerą, kad matytųsi visas. Dabar yra natūralus greitis, jūs nieko nematot. Paprastai gale yra kairiai, jeigu pastebėsit, vėlgi parodysiu su žirkliam, tada bus patogiau matyti. Yra uodega, ten faktiškai pastebėsit su vainikas ir tokia kaip angos išėjimas, kaip saulėgrąžų galva. Paskiau matote, viršus yra didelis kauburys, ten irgi yra 1 arba 2 tokie kaminai, kurie išleidžia orą. Toliau priekis yra jungsiu, kad šiek tiek keistųsi vaizdas. Dabar natūralus greitis. Pats priekis yra panašiai kaip trikampis, panašiai, bet aš jums turėsiu piešti ant popieriaus ir parodyti, kaip jis nufotografuotas kitoje vietoje buvo. Šitas tipinis. Tipinė forma, labiau paplitusi, nėra labai didelis. Kai matote, faktiškai 2 išėjimai. Vienas ir antras iš viršaus.
čia iš viršaus iš tos galvos irgi garuoja, bet ten ko gero garuoja tik tai maskavimo reikalinga emulsija. Jų apačia visą laiką lygi ir galas visą laiką gale uodega. Paskirties aš nežinau. Šonuose gali būti tokie kaip banginio pelekai ilgi ir jie įsiskečia. Yra nuotrauka Londone padaryta. Šitas aparačiukas užfiksuotas Vokietijoje. Kaip sakiau, jie turi ypatingą paskirtį, turi būti tenai, kur sunkiai pavyksta uždengti dangų ir reikalingas automatinis temperatūros palaikymas. Toks, koks, kaip pasakė apie radiją, ta prasme. Čia dabar pagreitinti matosi ir priekis jo jau emulsija baigėsi ir jisai lieka tenai, bet jūs jo nematote. Viskas. Ir tiesiog nugaroja, viskas atrodo nieko nėra. Ir jisai praleidžia saulės spindulius ir nepastebimai paskiau išnyksta, iš tos vietos išskrenda. Ir dažnai tokioje vietoje, kada reikia dirbti ten ilgiau, jo vietą pakeičia kitas. Pavadinsim šitą aparačiuką Kalakuta ir kitose filmuose bus jums lengviau prisiminti. Aš jums papiešiu tiksliau, parodysiu net nuotrauką, kaip jis atrodo. Kad įsimint, juos labai lengva atpažinti, jų priekis trikampis. Toksai kem 5 laipsnių, galvo visą laiką. Kaip panašiai kaip Škoda ženklo. Įsiminkite. Su jumis buvo Robertas Mackevičius. Rodžiau tokius dalykus, kurie dabar netilpa mums į galvas, dar kol kas sunku labai suvokti, suprasti, bet tai nėra ateivių technologija. Galbūt nušperinta nuo ateivių, bet tai yra žemiečių. Ir va dar kitas kadras, vėl tie dronai skirtingų formų. Jie šliaužia ten, kur kitos technologijos neveikia. Didesnė platforma. Ir jeigu pasižiūrėt greitai, tai jie stovi vienoje vietoje, o nuo jų nugaruoja tik tai debesis. Jie patys šliaužia lėčiau, o nuo jų kaip nuo karšto puodo tiesiog nueina garai. Plika akimis sunku atpažinti, nes to viso nesimato. Čia vat būtent tas charakteringas nugaravimas. Beveik išlieka vietoj ir nuo jo nugaros nueina, paviršius nueina garai ir maksimaliai stengiasi uždengti saulę. Paskiau jisai pasidaro skaidrus, kada baigėsi ta emulsija ir jisai išnyksta iš tos vietos. Prieš saulę jie pajuoduoja. Tai būtent jų požymis šitų debesų. Būtent taip galima juos atskirti. Viskas filmą baigiu. Ačiū už dėmesį. Likite šiame kanale, pamatysite daugiau įdomių dalykų.